Visuomenės pyktį sukėlusi sprendimą priėmęs Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas pripažįsta, kad sprendimą priėmė neturėdamas svarbių duomenų. Anot Broniaus Varsackio, sprendimą vaiką atiduoti motinai jis priėmė nesulaukęs Kauno miesto ir rajono vaiko teisių tarnybų išvadų, su kuo mergaitei gyventi būtų geriau. Jie suformulavo taip: išvadą teiks po įrodymų ištyrimų. Tai yra, reiškia, ne parengiamojoje stadijoje, o jau nagrinėjant bylą iš esmės. Negali tokio būti. Vat štai dabar, kaip atsidūrė teismas kokioje reiškia situacijoje. Aš turiu priimti sprendimą, o neturiu kompetitingo organo išvados. Teisėjas sako, kad vaiką grąžindamas motinai buvo priverstas remtis tik psichologo išvadomis. Jis neneigia, kad jeigu būtų gavęs vaiko teisių apsaugos tarnybos išvadas, sprendimas galėjo būti kitoks. Jeigu netgi dabar baudžiamoji kažkokioj byloj kažkoks būtų mažytas menkiausias įrodymas, sprendimas galėjo būti visai kitoks. Išvadų teismui nepateikusiojo Kauno vaiko teisių apsaugos tarnyboje pradedamas tyrimas. Tas nevykdymas savo funkcijų tai yra toks, kad buvo labai aiškiai pareigota 2 nutartimis atskiromis pateikti išvadą Kauno miesto vaiko teisių tarnybą ir abiem atvejais buvo atsakyta, kad išvadą pateiks vėliau po įrodymų tyrimo. Tai iš tikrųjų man kaip teisininkai tai yra turbūt pirmas kartas, kada aš matau, kad kokia nors institucija negerbė teismo nutarties. Anot teismo parengti išvadoms, su kuo mergaitei gyventi geriau, Kauno vaiko teisių tarnyba turėjo laiko nuo 2008-ųjų, kai drąsius Kedys kreipėsi į teismą dėl motinos teisių apribojimo Laimutei Stankūnaitei. Violeta Juzonytė, Egidijus Krikščiūnas, LNK žinios, Kėdainiai.